Na tai ką, sakyčiau, beveik pasivažinėjome. Tikrai taip, Jurgita, bet aš noriu paklausti mūsų keleivių, kaip jums patiko pasivažinimas mūsų naujojo automobiliu? Žinokit, puiku. Puiku. Patiko. Kas labiausiai patiko? Interjeras, nežinau, spalva ar dar kas nors? Man tai spalva visai nieko. Kaip moterims, visą laiką spalva. O kaip vyriškiui, kas patiko? Patiko sėdynės. Taip. Ir vairas. Norėtumėt prie vairo pasėdėti, ar ne? Tai aš tikiuosi, kad čia šiandieną, kai sėdėsit tarp žiūrovų, galbūt mes jūs iškviesim ir imsit ir laimėsit. Tai ačiū, kad pasiviešinot, galite grįžti į savo vietas ir pradėti žaidimą. Tai ką, Vitalijau, mes dar nesisveikinome, tai sakau labas tau. Ir labas vakaras visiems mūsų žiūrovams ir žaidėjams. Žinoma, sveikinuosi su Jurgita ir tavimi, sveikinuosi su visais Teleloto žiūrovai žaidėjais ir žinoma, sveikinu čia į studiją atvykusi naują mūsų rugpjūčio mėnesio svečią, automobilį iš Prancūzijos Peugeot 3008. Beje, apie automobilį Jurgita papasakosiu truputėlį vėliau, gerai? Gerai, aš tik noriu pridurti, Vitalijau, kad tokių visureigių mūsų Teleloto žaidėjai laimės net 10 per visą mėnesį. Gerai girdėjot, net 10. Beje, šalia jų bus ir kitų šaunių automobilių. Taipogi šią vasarą turėjome 3000 vertingų ir gerų prizų. Jų dar tikrai liko, tad tikrai nenusiminkite, juos galėsite laimėti. O taip pat šiandieną sužinosime, kas taps vienu iš paskutiniųjų pretendentų į svajonių butą. Na, nepamirškime ir aukso puodo, jame šį vakarą 220 000 eurų. Beje, Vitalijau, gal girdėjai, gal žinai, kur pradingo daugiau nei 375 000 eurų laimėtojas? Jurgita, tikrai negirdėjau, aš manau, kad reikia skelbti nacionalinę paiešką, tai oficialu. Tai dabar visi vilniečiai. Būtent Vilniuje pirktas bilietas buvo laimingas, tai suskupkit, pasitikrinkit bilietus, nes ką gali žinot, galbūt jūs laimėjote daugiau nei 375 000 eurų. Na, o kol lauksime, siūlau mūsų laimėtojų būrį dar papildyti, tai gal ir pradėkime. Galbūt ir pradėkime, aš manau, pradėsime nuo telefoninės loterijos. Būtent nuo jos iškart nuo didžiausių laimėjimų, ar ne? Beje, priminsiu, kad praėjusį sekmadienį mes draugė su Vitalijumi išsiuntėme net 50 piniginių prizų po 500 eurų. Visų jų vardus ir pavardės rasite perlas.lt. Aš taip manau, Jurgita, būtų labai įdomu mums kada nors susėsti ir paskaičiuoti, kiek iš vis buvo laimėtojų šio telefoninėje loterijoje. Na, manau, skaičius būtų tikrai įspūdingas, o šį vakarą mes išsiųsime net 30 piniginių prizų po 1000 eurų. Kągi, matau, laukia tikrai išties daug puikaus darbelio, tai galbūt imkim ir pradėkim. Imkim ir pradėkim. Siunčiu pirmuosius 5 piniginius prizus po 1000 eurų tiems žaidėjams, kurie gavo žinutės su bilietų numeriais. Sveikinimai! Iš manęs jums keliauja dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų, jeigu gavote žinutės su bilietų numeriais. Dėmesio. Sveikinam. Ir dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų skrieja pas jūs, jeigu tik gavote žinutės su bilietų numeriais. Galbūt jums reikalingi pinigai, nes norite atsinaujinti savo buitinę techniką. Prašom, iš manęs keliauja dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų, jeigu gavote žinutę su numeriais. Sveikinu. Tai dar ne viskas. Išsiųsiu dar 5 piniginius prizus po 1000 eurų jums, jeigu dabar turite telefonus, o ten gavote žinutę su numeriais. Sveikinu. Ir paskutinis 5 laimingųjų, kurie laimi po 1000 eurų, yra tie, kurie gavo žinutę su bilietų numeriais. Kągi viskas, sveikiname visus laimėtojus. Ir primenu, kad jei nespėjote pamatyti laimingo bilieto numerio, nenusiminkite, užsukite į internetinį puslapį perlas.lt. Ten rasite visą reikiamą informaciją. Beje, informuojame, kad dėl loterijos 1634 laimėjimų su jumis susisieks pirmadienio ryte, tai yra jau rytoj, loterijos atstovai, o savo telefono ekranuose matysite numerį 852 751 751. Na, o aš esu tikras, kad jūs su nekantrumu laukiate išgirsti šios savaitės pasiūlymo, o jis tikrai vertas jūsų suklusimo. Taigi visą kitą savaitę jūs žaisite dėl 45 piniginių prizų po 500 eurų. Norit laimėti, tik dabar galite skambinti arba siųsti SMS numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o dabar su nekantrumu išsamei pristatysiu rugpjūčio mėnesio žvaigždę Peugeot 3008. Tobulas miesto visureigis, taip yra pristatomas naujasis Peugeot 3008. Stilingas, galingas, sportiškas, naujoviškas, visos šios savybės priskirtos Peugeot visureigiui. Neveltui savo prekės ženklo ambasadoriumi Lietuvoje Peugeot 3008 išsirinko pasaulio garso galiūną Žydrūną Savicką. Na ir per rugpjūčio mėnesį būtent jūsų ir laukia tokie puikūs visureigiai. Nieko savo, pats Žydrūnas Savickas, ohoho, jis turbūt mūsų pilną pinigų aukso puodą pakeltų vienu piršteliu. Beje, kaip jau minėjau,
minėjau, šį vakarą aukso podė jūsų laukia 220 000 eurų. Ir jie atiteks jums, jei spėsite užbraukti visus savo lentelės skaičius su lyg auksiniu 47 kamuoliuku. Ir primenu, kad kambus įstrižainės ir eilutę, kuriuos turite užbraukti štai taip. Baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamuoliuku. Netrukus pradėsime kamuoliukų ridenimą ir pirmąjį studijos žaidimą sėkmės spalva. Jūsų dėmesiui pirmasis studijos žaidimas sėkmės spalva. Dabar arčiau savęs po vieną iš studijos pakviesiu 5 studijos žaidėjus, kurie išsirikiuos prie šių skirtingų spalvų stovelių ir bandys laimėti pirmosius šio vakaro pinigus. Taigi linkiu sėkmės visiems, o pirmasis žengia prie mėlynos spalvos stovelio žaidėjas numeriu 2 Kristina Vosilienė. Kviečiame Kristiną arčiau. Prie juodos spalvos stovelio stoja dar vienas žaidėjas. Šį kartą numeris 30 Austėja Sosnovskytė. Raudona spalva atitenka dar vienam laimingajam arba laimingajai. Šį kartą žaidėjas numeris 7 Valdas Naumavičius. Laukiame Valdo, o tuo tarpu kviečiame dar vieną žaidėją stoti prie geltonos spalvos stovelio ir sėkmė šypsosi. Numeriui 18 Laurynas Rožnys. Na ir paskutinysis į penketuką iššoka žaidėjas numeriu, dėmesio, numeris 14 Antanas Stravinskas. Taigi atėjo metas išsiaiškinti, ar sėkmės spalva atneš kažkam sėkmę. Labas vakaras. Vitalijus. Antanas. Antanai, porą žodžių apie savo gyvenimą. Puikiai gyvenu. Viskas gerai. O, net kokie 4 netgi žodžiai buvo. Iš kur atvažiavot? Vilnietis. Kažkas palaikys šį vakarą, plos už jūs ar vienas? Motina. Mama. Taip. O kas pirko bilietą čia? Pats pirkau, pats ir atvykau. Nu va, klausykit, tai sėkmingas žmogus esat? Turbūt. Ką veikėt gyvenime šiaip? Statybininkas. O, tai klausykit, viską išmanot apie statybas. Taip. Ką šiuo metu statot? Daugiabutį namą. Va. Tai aš linkiu dabar čia tiesiog pasistatyti savo sėkmę. Laimėkit kuo daugiau. Gerai, sėkmė šiame žaidime. Labas, Laurinai. Malonu matyt. Toks stuomeningas, raumeningas. Arba sportininkas, arba kareivis, arba šiaip. Paprastas darbuotojas. Paprastas darbuotojas. Kodėl paprastas darbuotojas reikia sakyti? Vat kaip girdėjai, kaip kolega. Taip. Užtikrintai. Iš kur atvyko? Iš Jonavos. Ką Jonavoje veikėt? Dirbu, virinu. Virinat. Jo. Ką virinat? Su virinu viską. 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 O dažniausiai ką virinat? Metalą. Galvau, kad mašinų, ką nors ten... Ne. Metalą. Metalinės konstrukcijos. Supratau, kaip sekasi virint? Puikiai. Darbdaviai sako, šaunuolis, Taip. perspektyvus jaunuolis. Nu gerai, klausykit. Ar vienas, ar su palyda? Su mama. Tai mama ir pirko bilietą turbūt. Ne, aš pirkau. Jūs pirkot bilietą. Kur pirkot? Jonavoj. Parduotuvėje. Taip. Supratau, ėjot savo dešros, pasiėmėt Ledu. ir bilietą. Ledų ėjot. Ledu. Kokius ledus mėsite, kokio skonio? Skanius. Na tai žinokit, kai laimėsite, galėsit ledų tiek prisipirkti, kad ojojoj, į šaldytuvą netilps. Sėkmės žaidžiant. Sveiki, Valdai. Sveiki. Klausykit, kažką girdėjau, kad mašiną esat laimėjęs. Ne skalbimo mašina. Ai, skalbimo mašina, supratau. Tai truputėlį trūko iki mašinos Jo. tikros, ar ne? Trūko. O kaip, skalbimo mašina patenkintas? Aš neėmiau jos. Neėmė. Ne, paėmiau pinigus, nusipirkau prizų. Koks jūs gudras, klausykit. Prasisukot, ne? Jo. O dabar atvažiavot pinigų laimėti. Kaip duos? Iš kur atvažiavot? Iš Šakių rajono. Ir ką Šakių rajone toks gudras vyras veikia? Dirbu. Dirbat. Paprastą darbą. Nu kaip, Ne visai paprastą matau. paprastas. O ką, kokias rytis? Prie medienos. Patinka Taip. prie medienos. Taip. Na čia stovelis beveik medinis, galima sakyti, tai tikiuosi, kad sėkmę atneš ta raudona spalva ir visos kitos spalvos. Gerai? Sėkmės jums laimėti. O, labas vakaras, Austėja. Labas vakaras. Ar tai yra sutapimas? Juodas stovelis, juoda suknelė, juodi plaukai? Sutapimas. Sutapimas. Aš manau, kad ne, tai yra likimo ženklai. Iš kur atvykot? Iš Lentvario. Ar Lentvaryje jūs turit stiprią palaikymo komandą? Galima sakyti. Atsivežėt čia šiandieną? Močiutė. Močiutė? Taip. Ar tik nebus močiutės bilietas? Ne, draugo bilietas. Draugo. Perleido man. Turi draugą? kvietimą. Nu čia tiesiog draugas. A tiesiog, tu gerą draugą turit, ar tik nebus po šio žaidimo kažkas daugiau? Bus matyti. Bus matyt. Jeigu laimit 5000, nu ką darysit? Dalinsimės. Su draugu. Taip. Kiek duos jums? 100, 200 ar daugiau? Per pusę, sakė. Per pusę? Taip. O kodėl jis čia neatvyko? Bijo kamerų. Ko vardu draugas? Edgaras. Edgarai, nebijok. Kameros čia pas mus nesikandžia. O jūs nebijot kamerų?
Nelabai. Na tai šypsokitės ir laimėkit kuo daugiau. Sėkmės žaidime. Sveiki, Kristina. Sveiki. Labai malonu ir jūs matyti. Kaip jūsų gyvenime mėlyna spalva? Mano vaiko mėgstama spalva. Gavau, kad mano vaikas mėlynas. Mėgstama spalva. O jūsų mėgstama kokia? Žalia. Tai galėsit po to rinkti žalias, bet aš tikiuosi, kad mėlyna atneš sėkmę. Iš kur atvykot? Iš Kauno. Ką Kaune jūs veikėt? Dirbame. Statybininkas buvo, suvirintojas buvo. Kas jūs būsit? Administratorė. Administruojat, žodžiu. Taip. Ir kaip sekasi? Puikiai. Viskas gerai, nusiskundimų nėra. Ką vasarą veikėt? Atostogavom šiuo metu. Dabar atostogose. Ir ką planuojat nuveikti per atostogas? Kur nors patostogaut? Kur nors. Bet reikia pinigų. Kiek žadat laimėt? 5000. Teisingai, 5000 ir palinkėsiu. Labai smagiai pakalbėjom su žaidėjais, o dabar jau pradėsime žaidimą. Tai ir pasiruošę? Taip, teisingai, jie pasiruošę ir kitą tikiuosi ir tu. Aš visada pasiruošusi. Mėlynas 10. Štai, rieda pirmoji spalva ir Kristinos mėlyna spalva rieda. Kristina, pirmieji 500 eurų yra jūsų. Visi kiti galite tikrai nepavydėti Kristinai, nes tai buvo sėkmė, o dabar jau sėkmę kalsit patys. Galėsit suvirintą sėkmę, pastatytą sėkmę, tiesiog tikiuosi, kad pavyks. 3-4, rinkitės antrą kamoliuką, jis vertas 750 eurų. 2 stoveliai, 3 stoveliai geltoni, 1 žalias ir Austėja išlieka klasiška. Juoda spalva, Jurgita. Juodas 25. Austėja neprašovė pro šalį. 750 eurų yra jūsų. Na, jūsų yra truputėlį mažiau, nes reikės per pus dalinti, ar ne? Austėja, nenusileiskit, reikia laimėti daugiau, jeigu nori dalinti per pusę. O dabar žaidėjai. Po kol kas 2 žaidėjos turi sąskaitose pinigų, metas pasipildyti ir vyriškai kompanijai. Riedės 3 kamoliukas, rinkite spalvą, jis vertas 1000 eurų. Antanas ir Laurynas raudona, Valdas žalia, Kristina irgi žalia. Austėja galvoja, kad visi juodi šį vakarą bus, ar ne? Austėja ir visiems kitiems sėkmės, Jurgita. Mėlynas 2. Šį kartą mėlyna spalva rieda, na taip, kaip ir niekam, į sąskaitą pinigų nerašo, bet aš tikiuosi, kad nepasiduosit, nenusiminsit ir vėliau jau, kaip reikiant, pakovosit dėl dar vieno prizo. Šį kartą 1250 eurų laukia jūsų, taigi 3-4, rinkite spalvą ir neprašaukit pro šalį. Austėja išdavė juodą spalvą, 2 raudoni, 2 žaliai ir Kristina renkasi mėlyną spalvą, galbūt ji ir išriedės. Jurgita. Raudonas 44. Raudona spalva. Valdas ir Austėja papildo savo sąskaitas. Jiems įkrenta po 1250 eurų. Po kol kas Austėja turi didžiausią sumą, 2000. Antanas ir Laurynas. Kaip taip dabar, vyrai? Gal dabar metas atspėti, ar ne? Riedės paskutinis kamoliukas, jis vertas 1500 eurų. Linkiu sėkmės visiems jį pasirenkant. Rinkitės. Austėja vėlgi grįžta prie juodos spalvos, Antanas, Laurynas ir Valdas geltona, o Kristina kažkodėl pasirinko raudoną spalvą, jos ir palinkėsim. Mėlynas 1. Ai, rieda mėlyna spalva, bet vis tiek, sakyčiau, neblogai pasirodėt, bet kokiu atveju Antanui ir Laurynui tenka paguodos prizai po 200 eurų. Aš kviečiu Jurgitą įteikti laimėjimus mūsų žaidėjams. Kaip ir minėjau, Antanas ir Laurynas gauna po 200 paguodos prizus. Valdui atitenka 1250, Austėjai solidžiausia suma 2000 ir Kristinai 500. Puikus laimėjimas, sveikinu. Sveikinu ir jūs. Sveikinu žaidėjus. Iš viso sėkmės spalvos žaidėjai tarpusavėje laimėjo 4150 eurų. Puikiai sužaista, sveikinu jūs. Tikiuosi dar pasimatysime ir kitose žaidimuose. O dabar, Jurgita, laukime dar 10 kamoliukų. Tikrai taip, Vitalijau, ridenu dar 10 laimingų šio vakaro kamoliukų. Sėkmės. Žalias 67. Žalias 74. Žalias 75. Mėlynas 5. Juodas 16. Juodas 26. Juodas 20. Mėlynas 8. Raudonas 32 ir žalias 71.
Nu dabar pakviesiu 10 žaidėjų atvykti kitą sekmadienį čia pas mus į studiją. Galėsit pabendrauti su mūsų kolegomis Indre ir Gintu, taipogi pamatysite, kaip vyksta filmavimas, galbūt netgi sudalyvausite studijos žaidimuose ir išvyksite net tuščiomis. Taigi pasimatysite su kolegomis tie, kas turite bilietus, o ten yra skaičiai. Dėmesio. 029, bet koks skaitmuo 435. Lauksime jūsų. Na, aš noriu paklausti, ar pamenat, kad vasaros metu Teleloto vykdo svarbią misiją. Tai yra turas po Lietuvą. 1500 kilometrų per Lietuvos miestus ir miestelius. Dabar labai trumpa pertraukėlė, po kurios kelsimės į Anykščius. Ten ir susitiksim. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ir siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę. Žinau, kad Vitalijus jūs suintrigavo su Teleloto vasaros turu, bet prieš tai noriu dar išridenti 5 laimingus jums kamuoliukus. Sėkmės. Geltonas 58. Mėlynas 7. Žalias 69. Raudonas 35. Ir geltonas 53. Na ir Gita, o kasgi dabar mūsų laukia? Ar tik ne vasaros prizai? Tai galbūt prisijungsi? Ir turbūt puikiai žinau, tikrai laukia mūsų vasaros prizai. O kaipgi be jų, ar ne? Iš tikrųjų, iš tų tūkstančių liko dar tikrai labai nemažai ir dabar pradėsime vėlgi nuo kelionių. Taigi leiskimės į kelionę į didžiausią Graikijos salą – Kretą. Taigi ten žydra ir šilta Viduržemio jūra, taipogi skaniai graikiškai galėsite pavalgyti, galbūt netgi sirtak, išmoksit šokti, taigi į Kretą keliaujate jau dabar, jeigu turite bilietą su numeriu. Dėmesio 037 3827. Kaip smagu. Labai smagu, nu aš noriu vieną mūsų žaidėją įsiųsti į Kiprą. Pailsėkite, paskanaukite, pasimėgaukite šiltą jūrą ir šiltų orų, jeigu tik turite bilietą su numeriu 009 1708. Nu dabar turiu porinį kelialapį į Palangą. Galbūt norėsite aplankyti, dar nebuvote šią vasarą Lietuvos pajūrį. Keliaukite ten su savo antrąją pusę, draugų drauge, jeigu tik turite bilietą su numeriu 043 40 07. Jurgita porinių kelialapių turiu ir aš, tačiau, žinau, kelialapis ne mums, jis keliauja jums. Jeigu turite bilietą, o ten yra štai šis skaičius. Dėmesio, sveikinam ir keliaukite į Palangą 010 13 04. Aš turiu dar vieną tokį labai populiarų prizą. Šios vasaros populiarusis rietis Polaris. Ir jis atitenka tam žaidėjui, kuris turi bilietą su numeriu 008 7198. Kaip žinia, vasara yra kelionių metas, tačiau keliauti galima ne tik lėktuvu, bet ir automobiliu. O keliaujant automobiliu, labai smagu turėti ten šaldytuvą. Galėsite jį turėti ir visada turėti gaivių gėrimų, šaltų ir atvėsintų. Taigi 10 automobilinių šaldytuvų MobiCool keliauja į jūsų automobilius, jeigu turite bilietus su skaičiais 040, bet koks skaitmuo 156. Net ir atostogaudami žinokite, kasgi vyksta pasaulyje, o tai tikrai galėsite su išmaniuoju Samsung telefonu. Viską žinosit, visur galėsite prisiskambinti, jeigu turite bilietus su numeriu, dėmesio 026, bet koks skaitmuo 936. Vasarą labiausiai smagu būti gamtoje, bet ir nevykdami į gamtą galėsite mėgautis geru grinu oru savo balkone ar terasoje. Siunčiame jums 10 medinių lauko baldų komplektų, jie jūsų, jeigu turite bilietą su numeriu 000, bet koks skaitmuo 548. Na ir žinoma, kas vyksite į sodą ir į gamtą, nebejoju, kepsite skanę mėsytę, gal dešreles, gal sparnelius. Taigi dabar jums dovanojame 10 kepsninių Landman. Jos skrieja tiesiai pas jus, jeigu jūs tik turite tokį bilietą su numeriu 008, bet koks skaitmuo 892. O galbūt esate iš tų, kuris nenori nei kepsniukų, nei jokių ten šlaunelių. Tai galėsite susitrinti vaisių kokteilį ar kokią sriubytę ir tai galėsite su NutriBullet. 10 jų keliauja jums, jeigu turite bilietus su numeriais. Dėmesio 023, bet koks skaitmuo 889. Na ir turite, jeigu sodą, namą ar tiesiog šiaip mėgstate pasidarbuoti, siunčiu jums 10 Fiskars sodininko rinkinių. Beje, Fiskars pagaminti ir sukurti taip, kad darbas būtų atliktas kuo sparčiau ir suteiktų tikrą malonumą dirbti. Taigi 10 jūsų pasisekė, jeigu turite bilietus su numeriais 000, bet koks skaitmuo 606. Na, o vasaros iškiloms ir kelionėms dabar atiteks labai puikus prizas, tai yra degalai. 10 jūsų keliauja po 30 eurų kuponus, jeigu turite bilietus, o ten yra skaičiai. Dėmesio
024, bet koks skaitmo 856. Sveikiname visus Taip, pirmuosius sveikinam. šios laidos vasaros prizus laimėjusius žaidėjus ir informuoju, kad prizus loterija jums pristatys į namus. Te reikia paskambinti loterijos telefonu 852 751 751. O dabar noriu pakviesti 10 žaidėjų atvykti čia pas mus į puikią, gražią, šiltą vasarišką studiją, smagiai maloniai praleisti laiką ir galbūt netgi laimėti prizų. Laukiam jūsų, jeigu turite bilietus su skaičiais. Dėmesio 027, bet koks skaitmo 382. Na, Jurgita, noriu paklausti, kaipgi tau patiko mūsų puikus rugpjūčio mėnesio automobilis Peugeot 3008? Dar klausime, nes Vitalijau, man labai patiko. Mesgi juo lėkėme į Anykščių miesto šventę. Tad gal jau nebetampykim liūto už ūsų, ką, ir parodykime visiems, kaip mes praleidome puikiai laiką Anykščiuose. Anykščiuose. Imkim ir pasižiūrėkim. Na, irgi tarp patinka kelionė. Puikiai, Vitalijau. Geras oras, šauni kompanija, puikus automobilis. Tau irgi patinka, ar ne? Labai patinka. Juk tai yra rugpjūčio mėnesio teleloto žvaigždė Peugeot 3008 visureigis. Jisai beje buvo pavasarį paskelbtas Europos metų automobiliu ir sekas mūsų teleloto žaidėjams, nes net 10 tokių atiteks per rugpjūčio mėnesį. Oi, sekas, tai sekas jiems, Labai. ką? Na, kadangi tu pristatei, kuo mes važiuojame, aš noriu pasakyti, kur mes važiuojame. Teleloto ir toliau tęsia svajonių vasaros turą po Lietuvą ir mes keliaujame į Anykščius. Į Anykščius. Į šio miesto šventę. Vitalijau, nuostabi miesto šventė, pačios geriausios emocijos. Net nesinori važiuoti namo. Aš manau, dar pabūnam. Na, iš ties, ir smagi šventė buvo. Smagiausia buvo pabendrauti su žmonėmis. Bendravome, laikas tiesiog skrietė paskriejo, tai noriu perduoti visiems linkėjimus, o ne paslaptis, kad mes vykome štai šiuo puikiu visureigiu Peugeot 3008. Truputėlį plačiau apie jį. Peugeot 3008 yra iš ties tikra žvaigždė, juk būtent jis turi itin prestižinį titulą 2017 metų Europos metų automobilio vardą. Konkurso metu šis visureigis nurungė kitus, net 29 automobilius varžovus. Na, o visureigiai yra skirti visiems žaidėjams, kurie čia sėdi studijoje arba namuose turi bilietą. Tačiau esu tikras, kad tarp mūsų žiūrovų yra tokių, kurie neturi bilietą. Žinau, kaip laimėti. Tiesiog imkit ir čiupkite į savo rankas telefonus bei rinkit skaičius 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ir siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Praėjusią savaitę 3 visureigiai Volkswagen Tiguan iškeliavo žaidėjams į namus. Metas su jais susipažinti. Visureigiai Volkswagen Tiguan laimėjo Rimantė Matuliauskaitė iš Vilniaus. Rimantė, papasakokite savo laimėjimo istoriją. Bilietuką pirkome Druskininkuose per atostogas ir buvo laimingas. Aš jūs kažkur esu mačiusi, ar tik ne teleloto studijoje? Taip, jau antrą kartą, kaip palaikymo komanda, pirmą kartą dalyvavome, dabar laimėjome automobilį. Ir kas sės už naujutėlaičio automobilio vairo? Tikriausiai pati. Ir kur bus jūsų pirmoji kelionė? Į Druskininkus. Perduokit druskininkam linkėjimai, saugių kelionių. Sveikinu labai. Dar vienas visureigis Volkswagen Tiguan atiteko senjorai Bronislavai Andriekienei iš Skuodo rajono. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas vairuos naujutėlaitį visureigį? Dar neapsisprendžiau. O kur pirkote bilietą? Salantuose. Ir aš žinau, kad jūs kažkaip tą nuojautą neapgavo. Taip, ėjau į parduotuvę. Galvoju, nusipirksiu 2 bilietus. Nusipirkau 2 bilietus, jau ruošiausi išeiti, atėjau iki durų. Galvoju, dar vieną pasiimsiu. Buvau tokia kažkokia nuojauta. Iva šitau, ką nori, ne? Ir tas bilietas kažkas buvo laimingas. Ir tas buvo laimingas. Tai kągi, Bronislava, gerai apsispręsti, kas jau sės už to naujutėlaičio automobilio vairo ir palinkėsiu įdomių kelionių jums. Sveikinu labai, rakteliai. Jie jau jūsų. Na ir dar vienas visureigis Volkswagen Tiguan atiteko Marijai Paliulieniai iš Vilniaus rajono. Labas vakaras. Labas vakaras. Koks jausmas? Netrukus įteiksiu naujutėlaičius raktelius. Smagu?
Kiek bilietų dažnai perkat? Po 2, po 3, po 1, kaip kada. Šį kartą kiek turėjot? 3. Ir Norėjau 2, gavosi 3 ir pasimėjau visus 3. kas vairuos visureigį? Pati. Tai palinkėsiu gero kelio. Sveikinu labai. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. O dabar metas kamuoliukams. Sėkmės. Raudonas 36. Raudonas 41. Juodas 29. Žalias 73. Žalias 66. Geltonas 50. Geltonas 60. Juodas 28. Mėlynas 15. Ir juodas 18. Dėmesio, pristatau žaidimą laimėjimų korys. Kažkaip matau, kad studijos žaidėjų veiduose šypsenos dingo, jas pakeitė įtampa, visi nori laimėti automobilį, taigi kviečiu pirmąjį arba pirmąją numerių. Dėmesio. Numeris 8. Vanda Juozapavičienė. O, pagaliau atsirado jau ir šypsena, įtampos dingo. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip laikotės, Vanda? Atrodo, kad puikiai. Ką šią vasarą jūs malonaus, gero savo nuveikėt? Patostogavot, galbūt, nežinau, mišką pavaikščiot. Taip, šiek tiek patostogavau, baidarėm plaukėm. Taip, tai, oi, smagu, bet dabar ne apie baidarės. Baidarė yra tokia transporto priemonė, ant asfalto nepavažiuosi, o jums reikėtų keturačio kokio, ar ne? Neblogai. Tai kur jis galėtų slėptis, kaip galvojat, kokioj spalvoj? Pasidarykit, pasižiūrėkit, galiu atsitraukti, kuri labiausiai patinka, kur užuodžiat padangas, benziną. Nieko nežuodžiu. Oranžinį renkuosi. Turit automobilį? Turiu. Remontuoti reikia? Retkarčiais. Retkarčiais, tai ant remončiuko 500 jums. Aha, žinau, kad ten yra Kas ten yra? 500. Ai, ten yra 500. Jo. Gerai, daugiau. Iškart daugiau siūlau 700. Ir ką čia dabar? Nu, mažoka. Bet baidarį išeitų kokią įsigyti, ar ne? Nemanau. Irklas vienas. Gal. Ten su palaikymu reikia tartis jums, iki kokios sumos jūs čia laikysitės, ar ne? Sakė, reikia turėti savo nuomonę. 1208 eurai. Netinka. Kas netinka? Oranžinė spalva netinka ar pinigai? Oranžinė spalva tinka. Ai, tinka šitą spalvą, bet jūs ten jaučiate automobilį? Ne, nuojautos neturiu. Neturit. O jums patinka prancūziški automobiliai? Manau, bet koks naujas patiktų. Bet toks prancūziškas Peugeot 3008 būtų gerai, ar ne? Labai. Arba koks nors kitas. Gerai, 2000. Ne. Turit laisvalaikį hobį, apart to, kad plaukiat su baidarė? Turiu. Brangus hobis? Ne. Nu, tai užteks tų 2000. Tai sakykit, kad brangus, daugiau pasiūlysiu pinigųgi. Nu, aš teisybę kalbu. Tai koks tas hobis? Mesgat? Mesgu. Atrodo, kad pažįstami. Iš to pačio krašto. Iš kur jūs esat? Iš Mažeikių rajono. Iš Mažeikių rajono. Na gerai, kaip Mažeikių rajono gyventojai, 2700. Ir užtvirtinam šitą sumą. Renkuosi spalvą. Bet ten gali būti mažiau pinigų. Žinau. 2800. Ne. 2888,88. Paskutinis siūlymas. Gerai, ačiū, bet ne. Daugiau nebesiūlysiu. Žinau. Gerai, verčiam langelį. Verčiam. Laikykitės. Kas čia? Rūkštelė. Nu taip smagiai dėrėjomės, taip norėjusi apkabinti jūs. Na vis tiek apkabinsiu 500 irgi pinigas. Jurgita. Irgi pinigai, ar ne? Žinoma. Būtinai sugrįžkit, labai smagu buvo su jumis žaisti. Galite grįžti į savo vietą, o aš einu prie savo to magiško mygtuko, nes čia įtampa studijoje maksimum. Visi nori išbandyti dėrybas ir laimėti žinomą automobilį. Antrasis dėrėsis su manimi žaidėjas, kuris turi numerį šį vakarą. Dėmesio! 15. Vitalija Vasiljeva. Sekasi dar viena dama. Labas vakaras. Ateikit arčiau. Negi toks baisus. Ne. Vitalijus. Vitalija. Ai, jau koks gražus vardas jūsų. Labai. 2 Vitalijai susitiko. Suvažiavimas Vitalijų. Su Peugeot visi suvažiuojam į studiją. Gerai būtų. Būtų gerai visus čia sukviesti Vitalijus. Nežinau, ar čia yra Ir dar kokių porą Jurgitų pasisodintumėm ir būtų smagu. Kaip jūs laikotės? Gerai. Iš kur atvažiavot? Iš Vilniaus. Vilnietė Vitalija, nusiteikusi gerai. Ką vasarą veikėt? Šiaip su vaikais sėdžiu, taip studijuoju. Aha, su vaikais sėdėt, tai čia su savo ar prižiūrėt? Su savo. Kiek tų vaikų? 2. Perduokit linkėjimus vaikams. Vaikai, linkėjimai. Va, kaip gražu.
Vaikams. Nu, galėtumėm ir dar kartą, bet aš manau, kad jau užteks. Dabar jau renkame spalvą galbūt. Tada galėsim pakalbėti apie spalvas, apie gyvenimą. Žydra. Mėlyna. Norit pinigų? Reikia pinigų. Ar reikia didelio automobilio visai šeimai? Ne, reikėtų pinigų. Sakote, ne? Taip. Kiek vyras sako? Kuo daugiau, to geriau. Visus atiduoti iš karto, ne? Visus. Visus 2000 duoda? Ne, daugiau. Daugiau? Daugiau. Visus 2200 jums. Ne, dar O daugiau. kam jums tų pinigai? Ir taip laiminga. Ketvirtadienį vaiko vieno gimtadienis, paskui krikštynos, dar už studijas susimokėti. Pilna pinigų reikia labai daug. Ką studijuojat? Teisė. 3000. Su teisininku čia dėrėtis, tai Dar šiek tiek. kas tas šiek tiek, bet ten gali būti ir automobilis. Ne, nereikia. Nereikia automobilio. Pirmą kartą tokia žaidėja, kuriai nereikia automobilio. Nereiktų. Tai, žinokit, neįdomu su jumis dėrėtis. 3,5 ir gerai. Ha, netgi jau lubas nubrėžėt, ar ne? Ar visi juokiasi, galvoja, tas bus toks kvailas, kad pasiūlys ar ne? Būkite protingas, pasiūlykit. Jūs teisininkai, jūs mane apsukot, man atrodo. Na, 3200. Dar šiek tiek. Bet jūs tik- 300 dar va. Aš matau, kad jūsų akise tik tais eurų ženkliukai yra ir viskas. Nei raktelių, nieko nematau. Nieko nereikia man. Nieko ne. Ne, viskas. Laibūnė 3200. Gerai, pinigai. Jurgita, ateik. Sako pinigai. Atneši pinigų. Viskas jau susidėrėjot. Bet gal dar persigalvosit? Ne. Gal dar Jurgita raktelių atneš? Ne. Ne. Nu gerai, pinigai. Ten gali būti 500 eurų, nereikia. Gali būti, rizikuoti. sveikinu. 3200. Sveikinu. Trumpos glausos. Norit pamatyti, kas ten buvo? Noriu. Nu, pažiūrim. Nu, tegul būna žaidėjim. Ah! Nu, bet sveikinu jūs. O dabar žaidėjai namuose. Einam. Dabar žaidėjai namuose. Peugeot 3008. Norit tokio savo kieme ar garaže? Aš tikiuosi, nėra tokių, kurie nenori. Ruoškit vietą garaže, jeigu turite bilietą su numeriu Jurgita 0190752. Sveikinimai! Šis puikus rugpjūčio mėnesio žvaigždė automobilis keliauja jums. Dabar metas mums pailsėt, apgalvot, kiek čia reikės siūlyti daugiau pinigų mūsų žaidėjams. Prieš pakviečiant trečią žaidėją keliaujame į trumpą pertraukėlę, o pertraukėlės metu jūs suspėsit paskambinti numeriu. 1634. Teisingai. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės, metas žinoti, kas bus trečiasis laimėjimų korio žaidėjas. Ką jis laimės? Automobilį ir pinigus sužinosime netrukus, o trečiasis arba trečioji. Kaip smagu į visus žiūrėti. Trečiasis ar trečioji žaidėjas numeriu 19. Vilma Vaikšnoraitė. Na toks damų vakarėlis, sakyčiau, dar viena dama, fantastiška. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūs laikotės? Gerai. Ar smagu čia pas mus? Smagu. Žinokit, graužosi, taip lengvai tokią solidžią sumą pinigų atidaviau, bet Vitalija graužėsi, kad automobilio nelaimėjo. Ką jūs jaučiat? Laimėsiu automobilį. O čia tai nusiteikimas. Tik kurį imat tą automobilį? Kurio norit? O, noriu žalio. A, iškart. Ar tingit pavaikščiot, ar tiesiog žalia patinka? Gal žalia patinka. Patinka žalia. Gerai, stovėm prie žalios tada. Deramės, ar ne? Ne. Iš karto atidarom. Taip. Bet jeigu aš nepasiūlysiu, tai gali man blogai baigtis po to. Nulinčiuos. Ne. Tai aš pasiūlau tokią sumą, kad jūs neimtumėt, gerai? 500 siūlau, gerai? Ne, gal darom. Daugiau gal pasiūlyt? Ne, bandom visien. Jūs norit automobilio? Taip, aš noriu automobilį. Kelintą kartą pas mus studijai? Pirmą. Pirmą kartą gyvenime norit eiti iki galo. Ne pirmą kartą, bet šį kartą taip. Gyvenime einat visada iki galo. Stengiamės. Gerai, 1000. Jau apsisprendė. Žalia. 1500. Dar žalesnė. Ach, dar žalesnė. 2200. Žalia. Žiūriu, Jurgita paruošus 2 čekius, tai reiškia 2800. Gerai, 2919. Žalia. Noriu žalios. Užsispyrus moteris, ką veikėt gyvenime? Dirbam. Dirbat. Kokioj srity? Mėgstamoj. Nu ir gerai. Ir dabar mėgiamą spalvą pasirinkot, atsisakėt pinigų 3000. Ne, žalia. Pritrūko truputėlį, nu gal ne tas spalva, ar ne? Nu, bet sveikinu, 500 irgi pinigas. Ačiū. Kaip sakant, automobiliai kaip užkeikti galite grįžti į savo vietą. O dabar visiems smalsu sužinoti, kurgi slėpėsi tie automobiliai. Raudonoj spalvoj gal?
Nu ne, raudona irgi 500. Dabar galvojat, kad nebėra automobilių, aš manau, kad jie buvo visi štai čia. Taip, čia Peugeot 3008 ir čia Fiat 500. Štai kaip viskas buvo suslėpta čia pas mus. Na, aš tikiuosi, kad kitame žaidime seksis jums kur kas geriau, nes dabar kaip tik noriu pakviesti 10 žaidėjų atvykti čia į studiją, sudalyvauti žaidimuose, dėrėtis ir, na, galų galiai išvažiuoti su automobiliu. Laukiame jūsų, jeigu turite bilietų su skaičiais. Dėmesio 013, bet koks skaitmuo 397. Laukiam jūsų, o aš primenu, kad jūs visada galite laimėti skambinant numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ir siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na ir kita nieko nelaukiam ir toliau darbuojamės iš peties. Taigi jūs pasiruoškite tikrinti bilietus, nes dabar keliaus dar pusė likusių vasaros prizų šiam vakarui, o mes ir kitą pradedam dalinti, ar ne? Pasiruošus? Pasiruošus. Taigi pradėsime nuo kelionių ir šį kartą antrąjį prizų dalinimo etapą pradedam nuo kelionės nuo snieguotų viršukalnių iki saulėtosios Adrijos jūros. Italija yra kupina savo kultūros ir žinokite, ne tik pica ir makaronai. Taigi į Italiją keliaujate jūs, jeigu turite bilietą, o ten yra numeris. Dėmesio. 0113151. Aš iš mūsų prizų krepšio traukiu porinį kelialapį į Palangą. Baltijos jūrą mėgausis tas žaidėjas, kuris turi bilietą su numeriu 0398573. Ir dar vienas porinis kelialapis į Palangą atitenka tam žaidėjui, kuris turi bilietą su numeriu 0099272. Gero poilsio. Gero poilsio, aš kaip matau, pas mane likęs dar vienas porinis kelialapis į Palangą ir jau galite pradėti ruošti lagaminus krautis, nes jūs keliaujate į Palangą pasiilsėti. Jeigu turite bilietą su numeriu 0104139. Net nebejoju, kad vaikšnėjant po Palangą išvysite tokį dalyką kaip riedį. Tai reiškia tikrai labai patogus ir geras daiktas. Taigi dabar jums keliauja riedis Polaris, jeigu turite bilietą, o ten yra numeris. Dėmesio 0292297. Na taip, kas toliau, Vitalijau? O toliau? O toliau 10 terasos baldų komplektų. Taigi vakarosite su savo antrąją pusę, jeigu tik turite bilietą su numeriu 024, bet koks skaitmuo 185. Lekiam pasivažinėti su dviračiais? Neturite dviračio? Nebėda. Jau labai seną turite? Irgi nebėda. Aš jums siunčiu 10 dviračių azimut ir jie keliauja pas jūs, jeigu turite bilietą su numeriu 035, bet koks skaitmuo 680. Dviratį laimėjot, nežinau, ar ant dviračio pavyktų prisitvirtinti, bet jeigu turite automobilį, tikrai pravers jums automobilinė šaldytuvas Mobicool. Įsivaizduokit, karštą vasaros dieną visada turėsite gaivių, šaltų gėrimų. Taigi keliauja šie puikų šaldytuvai jums, jeigu turite bilietus su numeriais. Dėmesio 027, bet koks skaitmuo 332. Na, o dabar, jeigu prakalbame apie automobilius, tai turime dar 10 30 eurų kuponų degalams. Užsipilat ir važiuojat, kur akis mato. Gero kelio jums, jeigu turite bilietus su numeriais 009, bet koks skaitmuo 664. Visiems sodininkams reikia gerų darbo įrankių, taigi nieko nelaukiu ir siunčiu 10 jūsų Fiskar sodininko įrankių, jeigu turite bilietą su numeriu 008, bet koks skaitmuo 906. Na, po darbų, žinoma, laukia geras poilsis ir, žinoma, skanus maistas. O maistas tikrai bus skanus su kepsnine Landman. Jų 10 ir jos skrieja pas jūs, gaudykit jas, jeigu turite bilietą su numeriu 031, bet koks skaitmuo 761. Aš nerekomenduoju, tačiau yra žmonių, kurie valgant, skaito, žiūri filmus. Galbūt po maisto geriau žiūrėkite filmus, skaitykite ir tai galėsite daryti su planšete Samsung. Keliauja planšetės jums, jeigu turite bilietus, o ten numeris. Dėmesio 018, bet koks skaitmuo 340. Ir pabaigai dar vienas puikus išradimas. Judesio kontrolė, širdies ritmo ir miego stebėjimas. Visa tai vienoje išmanioje apyrankėje Elephone. Ir jų turime net 100. Ir jos jūsų, jeigu turite bilietą su numeriu 02, bet koks skaitmuo 216. Sveikinu visus šio vakaro prizų laimėtojus. Ir noriu pasakyti, kad visus prizus loteriją pristatysim į namus. Tai reikia paskambinti loterijos telefonu 852-751-751. Na, dabar ir kita, žinai, ko visi laukia? Ogi kamoliukų, nes visi nori sužinoti, ar pavyks kažkam laimėti šio vakaro aukso puodą. O aukso puodę 220 000 eurų, tad skubu kamoliukų link. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ir siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Dar kartą primenu, kad kampus įstrižainės ir eilutę mes baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamoliuku. Sėkmės visiems. Mėlynas 4. Žalias 62. Raudonas 33.
Geltonas 56. Geltonas 49. Geltonas 54. Juodas 21. Ir raudonas 38. Tai buvo 38 kamuoliukas, metas apžvelgti rezultatus. Kampų laimėtojai pasidalina 21 429 eurus. Eilutės laimėtojai taip pat pasidalina 21 429 eurus. Įstrižainių laimėtojai pasidalina 10 714 eurų. Sveikinimai! Labai smagu, kad jums puikiai sekasi, o dabar informuoju, kad lieka paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki auksinio 47 kamuoliuko ir žinoma aukso puodo. Sėkmės. Juodas 27. Geltonas 55. Raudonas 45. Raudonas 42. Geltonas 48. Mėlynas 11. Geltonas 51. Pagaliau girdime ir skambutį, kuris reiškia, kad vienam žaidėjų namuose reikia užbraukti vieną vienintelį langelį, vieną vienintelį skaičių iki pilnos lentelės ir galbūt jis laimės šio vakaro aukso puodą. Jo jums ir palinkėsiu, o dabar noriu palinkėti sėkmės visiems studijos žaidėjams, nes noriu pakviesti juos sudalyvauti paskutinėme žaidime. Kviečiami ir tie, kurie jau žaidė, dalyvavo, visi išsirikiuoti paskutinėme studijos žaidime, o kol studijos žaidėjai susirinks, jūs tikrai suspėsit paskambinti numeriu 1634. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Didžiulė šio vakaro intriga. Vienas žaidėjas, likus 2 kamuoliukam iki auksinio, pretenduoja laimėti aukso puodą. Kaip galvojate, ar dabar jam pavyks užpildyti visą lentelę ir laimėti aukso puodą? Nu va, kaip lietuviška. Nieks negalvoja, ar ne? Nepavyks. Gerai. Ar jūs galvojate, kad norit nužengti? Kaip sakant, einat iki galo visada, ar ne? Jūs galvojat, kad dabar šitas žaidėjas ims ir laimės aukso puodą, šoks iš laimės ir jūs taipogi laimėsite 6000 eurų, būtent tiek esam paruošę šio žaidėjo laimėtojams. Dar kas nors? Dar vieną damą įkalbėjau. Gerai, jūs ženkit. 2 žavios damos rizikuoja, vyrai, ne? Nepalaikysit nieks? Nu va, klausyk, visa kompanija jau 3 reikės dalintis, jeigu pavyks laimėti. Gal dar kas nors? Ir dar vieną turim žaidėją. Tai gal iškart jau ženkit, kas galvojate, kad dabar pavyks laimėti tam žmogui aukso puodą. Na va, 4 įkalbėjau, kiti, kaip sakant, lieka stovėti, ar ne? Na ir stovėkit savo visi gražus, 4 žmonės peržengė, o mes Jurgita laukime kito kamuoliuko. Žalias 61. Nagi, ar pavyko laimėti aukso puodą? Didžiulė intriga. Žiūrim visi akis išplėtę ir... Ne. Tačiau jau 2 pretendentai į aukso puodą, jūs galite grįžti į savo vietas. 2 žmonės pretenduoja į aukso puodą, dabar rėdės auksinis kamuoliukas, paskutinė galimybė, paskutinė proga laimėti aukso puodą. Būsit drąsių, kaip ir prieš tai buvusių žaidėjų, ar ne? Drąsių yra vienas žmogus iš galo. Na gerai, junkitės. 2 žmonės pretenduoja į aukso puodą ir matau, kad 3 pretenduoja laimėti 6000. 4 dama dar prisijungia. Gal dar kas nors? Na, šiandieną žaidėjai taip ilgai svarsto. Gerai, paskutinį kartą klausiu, ar dar yra kas nori žengti? Viskas, žengti nebegalima. Paskutinė galimybė, paskutinė proga laimėti šio vakaro aukso puodą. Sėkmės žaidėjams namuose, Jurgita. Rėda auksinis šio vakaro kamuoliukas, kuris yra žalias 63. Ir antras išėlė žalias kamuoliukas, skaičius 63. Ar jis paskutinis, ar jis atnešė kažkam aukso puodą? Ne. Rizikavot, smagu buvo, sužaidėt, bet galite grįžti dabar jau savo vietas per aną pusę. Ačiū, smagu buvo. Gerai, matot, situacija tokia paprasta. Kaip sakant, aukso puodas nelaimėtas, bet yra labai geros žinios, nes dabar mes žaisime dėl didžiojo prizo, kuris yra beveik 18 000 eurų ir tą piniginį prizą tikrai kažkam padovanosim. Gal dabar, kaip galvojat? Jau nervai nebelaiko. Ženkit drąsiai. Jau 3 žmonės nebegali kentėti ant pakilos. 3 nužengė, galbūt dar kažkas prisijungsit. Nieks nebesijungia, gerai, žengti nebegalima ir gitarį denk toliau. Raudonas 37.
Raudonas 37. Raudonas 37. Raudonas spalva ir skaičius 37 šį kartą sėkmės jums neatnešė. Smagus žaidimas, intriguojantis, bet po kol kas šaudot pro šalį. Galbūt dabar pavyks kažkam laimėti. 6 žaidėjai, jiem reikia užbraukti vieną skaičių iki pilnos lentelės. 6 žaidėjam. 2 galvoja, kad dabar. Gal dar kažkas? Lėtai šiandieną mąstantys žaidėjai tikrai suplukę vasaros metu. Galit drąsiai. Viskas ar dar kas nors? Ženkit drąsiai. Gerai, viskas. Žengti nebegalima, laukiame kito skaičiaus. Sėkmės visiems. Mėlynas 9. Mėlynas 9 ir dabar labai įdomus man sužinoti, ar pavyks kažkam laimėti. Ne! Ačiū už riziką. 13 žaidėjų, jiem belieka užbraukti vieną skaičių. Jeigu taip ir toliau žaisim, aš manau, kad liksim be nei vieno čia studijos žaidėjo. 6 galvoja, kad dabar pavyks kažkam laimėti, galbūt 7 ar 8. Lieka ten, ar ne? Žengti nebegalima, o mes Jurgita laukime kito kamoliuko. Sėkmės. Mėlynas 14. Taigi skaičius 14. Ar jie šį vakarą paskutinis? Jau kiek galima laukti, ar ne? Visi žaidėjai nori laimėtojo, tačiau dar ne dabar. 34 žaidėjams reikia užbraukti vieną skaičių ir viso labo 5 žaidėjai čia pas mus degančios linijos žaidime. Na, žengti ar nežengti, štai kur klausimas. 2 damos, 2 mėlynos damos ryštasi ir prisijungia vyriškis. 2 vyrai lieka. Užtikrintai, ar ne? 3 nužengėt, gerai. Žengti nebegalima, Jurgita, gal dabar galų galiai išridenk laimingai. Raudonas 43. Taigi, ar dabar išridėjo laimingasis kamoliukas, skaičius 43, ar pavyks šokti pergalės šokį? Pavyks! 3 žaidėjai namuose ir 3 žaidėjai čia studijoje, šaunuoliai. Jums atitenka 6 000 solidžios sumos. Po 2 000 galėsi dalintis, Jurgita. Kaip aš jūs sveikinu, šaunuoliai, sveikinu labai. Na ir žinoma, sveikinimai tiems, kas laimėjo namuose didįjį prizą. 45 piniginiai prizai po 500 eurų gali būti jūsų. Jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Dar kartą sveikiname laimėtojus. Na, o dabar noriu priminti, kaip visi žinote, kad šiuo metu Telelato visus ragina tiesiog gražiai fotografuotis ir siūsti nuotraukas mums. Tai dabar nieko nelaukdami čiupkite Telelato bilietą, lėkite į gamtą prie ežero, prie jūros, fotografuokitės ir nuotraukas siūskite mums. O dabar kviečiame pasižiūrėti šios savaitės geriausius kadrus. Kaip matau, turim nugalėtoją, švenčia savo pergalę. Sveikinam, labai smagu. Ir čia dar vienas bilietas, matau, visa lentelė užpildyta, ar tik nebus tas laimingasis, kuris laimėjo aukso puodą su 375 000 eurų. Ką gali žinoti? O aš informuoju, kad iki rugpjūčio 24 dienos galite siūsti nuotrauką, kurios tema vasara su Telelato. Elektroniniu paštu telelato@olfija.lt arba įkelti ją su grotažyme Telelato savo Facebook ar Instagram socialinių tinklų paskyroje. Fotografuoti galite patys arba jeigu norite, gali jūs kas nors ir nufotografuoti. Svarbiausia, kad nuotraukos būtų įdomios, originalios, vasariškos. Nes kitą savaitę Telelato laidoje ir Perlas Facebook paskyroje pamatysite geriausias ateinančios savaitės nuotraukas, tad būkite originalūs. Aš nekantrauju pažiūrėti dar gražių nuotraukų. Noriu priminti, kad laimėtoją skelbsime rugpjūčio 27 dieną, o pasistengti tikrai verta, nes prizas yra labai geras, tai yra planšetinis kompiuteris Lenovo. Beje, platesnės žaidimo taisyklės galite pasiskaityti mūsų interneto tinklapyje www.perlas.lt. Ten pat, beje, žinoma, galite ir viso konkurso taisyklės pamatyti ir galbūt netgi sugalvoti, kaip papozuoti. Puiku. Nu, aš noriu dar 10 žaidėjų pakviesti į kito sekmadienio Telelato filmavimą, kur jūs susitiksite su mūsų kolegomis Indre ir Gintu. Esat laukiami, jeigu turite bilietą su numeriu 015, bet koks skaitmuo 176. Na, o dabar, Jurgita, ar tu žinai, kas dabar bus? Taip, kas? O dabar bus Europos metų automobilio palydėtuvės tiesiog čia iš studijos. Ir atitenka šis nuostabus automobilis tam žaidėjui, kuris turi bilietą su numeriu. Tai esate jūs. Taip. Numeris dėmesio 003-8952. Sveikinu, ką tik laimėjote Peugeot 3008. Nepamirškime ir jau 9-ojo pretendento į Telelato svajonių butą Eika projekte Žalgirio 135. Na ir laikas lekia ką? Taip, labai greitai. Jau tuoj surinksime visą būrį kandidatų į naujus namus sostinėje. Vos 3 kilometrai iki katedros. Aš tiesiog kviečiu dabar imti ir pasižiūrėti, kaipgi atrodo tas Telelato svajonių butas. Sveiki atvykę į Telelato svajonių vasaros butą. Užeikite, apsidairykite ir jauskitės kaip namuose.
Štai čia jūsų erdvi svetainė su kokybiškais ir moderniais baldais. Patogiai įsitaisę ant sofos galėsite žiūrėti filmus per didžiulį televizorių. Savo virtuvėje ir valgomajame rasite ne tik tobulą tvarką, bet ir visą buities techniką. Indus ir nešluostes. Viskas apgalvota iki menkiausių smulkmenų. Pamerkėme net gėlių. O dabar eilė miegamajam. Pažiūrėkite, kokios švelnios spalvos, kaip jauku. Kiekvieną rytą pasitikti didelėje minkštoje lovoje bus vienas malonumas. Po dienos darbų užsukite į vonios kambarį. Čia rasite ne tik skalbimo mašiną, minkštus rankšluosčius, bet ir žvakių romantiškiams nuotykiams. O kai tik pasilgsite miesto šurmulio, sostinės centrą pasieksite akimirksniu. Juk nuo jūsų buto iki katedros vos 3 kilometrai. Puikus butas, fantastiškai atrodo, laiko vis mažiau ir mažiau, per rugpjūtį sužinosime paskutinius pretendentus, o rugsėjo 3 dieną kažkas iš 12 kandidatų ims ir laimės svajonių butą. Na, o jūs tampate 9-uoju kandidatu, jeigu šiuo metu žiūrite mus su bilietu rankose, ant kurio numeris dėmesio 017 34 23. Sveikinam, jūs esate rimtas kandidatas į savo svajonių butą. Nu, aš manau, kad labai puikiai paminėjome šią dieną, paskutinio vasaros mėnesio pradžią. Iš ties, išdaliname daug prizų, tai yra puikūs visureigiai, ar ne? Daug vasaros prizų, taipogi kelionės, žinoma, pakvietimai į kito sekmadienio laidą. Na, kas gali būti geriau? Vitalijau, tu praleidai, dar jau buvo išsiųstas ir didysis prizas, jis jau taip pat džiugina mūsų žaidėjus namuose. Na, dar geresnės žinios yra, kad lygiai po savaitės lauks vėl tas pats, tai yra puikus nepakartojami automobiliai, tai yra visureigiai Peugeot 3008, žinoma, ir kiti geri automobiliai, taipogi vasariški prizai ir daug pinigų. Taip pat laukia ir aukso puodas, kuriame bus 240 000 eurų. Ką reikia daryti? O tiesiog nepatingėti ir įsigyti bilietą, o bilietą įsigyti galite parduotuvėje prie kasų, taipogi terminalų arba internetu perlas.lt. Beje, ten pat galite imti ir pasižiūrėti laidos įrašus ir pasižiūrėti, kaip gražiai atrodo Jurgita. Ačiū tau. Kągi, mėlieji, viskas. Iki kitų pasimatymų. Būkit laimingi. Iki. Šūksai džiaugsmo juokas, vėl šimtai balsų sušūks valio, nes tai perlo.